Klaipėdos technologijų parke eksponuojama paroda Art in Science. Joje eksponuojami geriausi konkurse dalyvavę moksliniai darbai, kuriuose įžvelgiamas menas. Art in Science sumanytojai mokslas ir menas įstaigos iniciatoriai. Apie pačią idėją surengti parodą laidai Universitetai LT pasakojo mokslo ir meno direktorė Vaiva Kulbokaitė. Idėja kilo dar besikuriant mokslo ir meno organizacijai. Tai buvo prieš 3 metus iš tikrųjų kilusi idėja ir mes tą idėją taip nešiojam savo galvose ir ilgai mąstėm, kaip būtų galima įgyvendinti. Ir štai pasitaikius progai, kai buvo paskelbtas mokslo populiarinimo renginių finansavimas, nusprendėm visgi pamėginti įgyvendinti tai. Paroda išsiskiria netradiciniais eksponatais. Vaivos Kulbokaitės teigimu, eksponatus galima priskirti tiek meno, tiek mokslo sritims. O parodos metu lankytojai galėjo išvysti 10 geriausių atrinktų darbų iš tų mano minėtų 70. Ir pagrinde tai buvo vaizdai gauti per atitinkamas aparatūras, jų pagalba. Arba per mikroskopus, bet tokius elektroninius, ne tokius kaip mokyklai turėjom. Arba per kitų instrumentų pagalbą išgautus vaizdus, kurių paprastai nematome savo akimis. Ir tie vaizdai iš tikrųjų yra tokie atraktyvūs, spalvingi, kurie galėtų netgi prilygti meno kūriniui, tačiau mes jų netraktuojam kaip meno kūrinio, kadangi jų pagaminimo tikslas yra kitoks. Pagrinde tai buvo iš laboratorijų tyrimų metu gauti vaizdai. Aišku, galbūt paryškintos spalvos kontrastas ir panašiai, kad gražiau tiesiog atrodytų. Mokslą ir meną sieja kūrybiškumas. Tiek moksle, tiek mene jo labai reikia. Abiejose srityse labai svarbus intelektualus žmogus, mąstantis ir stebintis aplinką. Komisijos narė Viktorija Vaitkevičienė džiaugiasi galimybę bendradarbiauti rengiant parodą. Labai patiko šitas projektas, labai graži iniciatyva, labai tikimės, kad ji bus tęsiama ir toliau ir galbūt rasime ir ateityje galimybių bendradarbiauti ir toliau nešti žmonėms žinią apie mokslą ir apie meną. Iš 70 gautų darbų buvo atrinkta 10 geriausių, kurie ir keliauja po visą Lietuvą. 3 darbų autoriai buvo pakviesti į Britų tarybą Lietuvoje ir apdovanoti Britanijoje išleistomis knygomis apie mokslo ir meno bendrumus. Ši paroda keliauja po visą Lietuvą.